Šventės praėjo, nauji metai atėjo, noriu truputėlį supažindinti su darbais, kuriuos padarėm, kurie laukia. Pirmiausiai turbūt pradėsim nuo lauko, tai turim fantastinę terasą, kur prisidėjo Timber ir Vigidas, tai nemažai ir įdėta darbo, aišku, patys meistrai iš Serpo, reiškia, Kornelijaus Lotkaus dėka padėjo labai, tai čia bus didžiausias veiksmas vasarą, kada vaikai galės leisti vakarus ir dienas, tai manau, kad viena terasa, viena iš tokių svarbesnių momentų, kas liečia lauką. Einam truputėlį parodysiu vidų. Viduj turim keletą momentų, tai ta didžioji mokykla dar nepradėta. Tai šių metų iššūkis yra dar 2 patalpos vaikams, kadangi kurią esam dabar pakeliui įrenginėjam, neužteks. Ir laisvalaikio kambarys, tai čia galbūt plačiau. Šiuo metu turim lentas, dailylentes ir visa kita. Tai šičia turėtų būti šių metų projektas, būtent laisvalaikio kambarys, kur lietui esant ar šaltai dienai, kur vaikai galėtų savo leisti laiką. Tai tikimės, kad lubos, langai turi apsidirbti, grindys, įsibetonuo virtuvę. Toliau norėčiau parodyti, ką pavyko per šios metus nuveikti. Tai truputėlį jungsiu šviesą. Čia bus, reiškia, socialinių darbuotojų kambariai, taip pat vaikų laisvalaikis. Ir viduj tokia diskusija yra, kad sako, galbūt čia per gerai vaikams. Tai labai noriu pasakyti, kad niekada nebuvau šalininkas žalių sienų, valdiškų kažkokių tai patalpų. Manau, kad pavyko truputėlį įrengti, manau, pakankamai gerą lygį, dėl to, kad patį židinį gavom dovanų, reiškia, plytelės, laminatą kažkas padovanojo, tai tokiais, reiškia, momentais tai nemažai žmonių prisidėjo ir norės padaryti kuo geriau, ir aš manau, kad šitas projektas bus pakankamai geras dėl to, kad vaikai turės namų aplinką. Dar noriu parodyti virtuvę, tai labai noriu padėkoti Domo baldai ir Karoliui už tikrai didelį indėlį būtent virtuviai, už buitinę techniką Gedera, kur Juozas, tai tie žmonės, kurie išgirdo, kad sako vaikam padėsim, tai virtuvę turim, aišku, ne tokią, gal kokią ateityje turėsim, gal didesnę, bet manau, kad pirmiem metams tai yra idealus variantas. Ir truputėlį gal noriu dar parodyti ir socialinių kambarius, tai po truputėlį tvarkom. Tai truputėlį šviesą jungsiu, kad būtų šviesiau. Vonios kambariai, tai pakankamai norėjos truputėlį tos autentiškos kaimo, to jaukumo išlaikyti. Galbūt medžiagos ten ne pačios brangiausias ir geriausias, bet manau, kad ką mes galėjom pigiai nupirkti ar gauti, mes gavom ar nupirkom, tai manau, kad dizainerio vidaus neturėjom, pačiam teko dėlioti, tai tikiuosi, kad vaikams patiks. Tai pirmas aukštas daugiau yra skirtas socialiniam darbuotojam ir vaikams. Vaikams reiškia dieną. Pati virtuvė, matot, yra pakankamai nedidelė, bet
kaip kalbėjom, kad noris atsidaryti, bet nelaukti, nes jeigu taip galvojant apie didįjį pastatą, jis tikrai užtruks dar 3-4 metai, tai realiai noris kuo greičiau, kad vaikai galėtų įsikelt ir jau šią vasarą galėtų leisti laisvalaikį ir praleisti, reiškias, vasarą. Čia mes turim dar vieną, reiškias, vonę, turim dar vieną miegamąjį. Noris padėkoti, aišku, Baltic Vairui, Elitus Egidijui, kuris padėjo su šiltinimo medžiagom, Ayrtonai ir Sovlė už gipsą, už profilius, kurie čia atsirado. Tai, sakau, nemažai žmonių, kurie prisidėjo ir tikiuosi, kad dar prisidės. Noriu parodyti dar truputėlį gal šių metų planą be laisvalaikio kambario. Dar norim keletą miegamųjų, kurios mes norėtumėm rengti, dėl to, kad čia, kurį dabar antrą aukštą rengiam, pakankamai neužteks to ploto, tai kažkaip turėsim susispausti, bet jeigu norint taip komfortabiliai vaikams gyventi, tai turėsim bent jau 2 klases paversti į miegamuosius. Tai galimai dar, kol šviesos turim, pažiūrėti. Aišku, atsiras sporto salė, atsiras virtuvė. Virtuvė turi būti pakankamai didelė dėl to, kad pakankamai nemažai vaikų. Turėsim dar sandėlį, kur laikysim tam tikrus daiktus, buitinius daiktus. Ir galim eiti į antrą aukštą. Aišku, kažkada gyvenime tie laiptai turėtų pasikeisti, bet kol kas, sakau, nesinori labai plačiai visko daryti dėl to, kad paskui nepasidarys niekas. Tai vat, ką minėjau, noriu keletą klasių paversti kambariais. Tai va, matot, vaizdas, kol kas lubos ir grindys jos nedžiugina, bet mes tą pastatą nuo pat pradžių tokį turėjom, tai matėt tą vaizdą visai kitokį. Tai aš manau, čia laiko klausimas, kada susitvarkys. Ir tai bus praeitis, realiai bus visai kitaip atrodys. Pati patalpa ir visai kitoks tas vaizdas bus. Dar noriu parodyti dar vieną klasę, kur miegamai dar vieną norim padaryti. Tai mums reikia bent dviejų klasių. Va, čia dar vieną klasę turim, tai va, tuos 2 patalpėlės kažkaip norėsim paversti miegamaisiais. Aišku, reikia langus pakeisti, lubos sienos, grindys, aišku, turi šiltintis. Yra nemažai to darbo. Ir dar noris, aišku, pasidžiaugti. Dar antru aukštu, kur bus šiuo metu dabar bus miegamieji, laikinai bent jau kol įsirengs didysis pastatas ir tada miegamieji virs meno dirbtuvėmis. Prie būtent antro aukšto, prie griovimo darbų labai prisidėjo Taupalda, tai įmonė, kuri taip pat įsikūrus Vilniuje, bet Darius tas žmogus, kuris irgi supranta, kad vaikai, kurie užaugę gatvėje, turi vis tiek turėti vasarą, turėti laiką. Ir taip pat nebejingas mūsų veiklai. Tai antras aukštas, truputėlį laidai. Aha, taip. Tai va, antras aukštas po truputėlį virsta į miegamuosius. Tai tikiuosi, kad kažkaip bandysim sutalpinti 25 vaikus, bet norėtos 35-40. Bet nu, va, tas plotas nėra didelis, bet tikiuosi, kad 2 klasės įrengus miegamuosius,
Tai dalis būtų čia vaikų, dalis būtų būtent didžiajam pastate, o vėliau čia bus meno dirbtuvės, kur vaikai galės tapyti, lipdyti. Tai bus pakankamai tokia jauki palėpė. Tai tikiuosi, kad aprodžiau ir susidaręs bent jau vaizdą nuveiktų darbų, mūsų planuojamų darbų. Tiesiog naujiem metam noris palinkėti visiems, būkit sveiki, neabejingi, tikėkit, ką darot, kad būtų komandos šalia esanti, visada palaikanti. Mes kažkaip tai bandysim šiemet vaikams suteikti šypsenas, aš kažkaip esu užsibrėžęs, kad šiemet tie metai, kada vaikai turi jau gyventi ir visi turbūt nepavargom, bet tikrai laukiam ir labai norėjom, tai aš sakau, šitie metai bet kokiom sąlygom, kad ir būtų labai sudėtinga, vis tiek mes šiemet bandysim tą įgyvendinti ir tikiuosi, kad iki vasaros dar pavyks, jeigu pavyks įrengti keletą miegamųjų laisvalaikio kambarį, tai turbūt 100% bus įgyvendinta bent jau šių metų planas, nes visas dar likęs pastatas, kuris yra neįrengtas, turbūt tai dar laukia 3-4 metai turbūt, tai, bet ne tam esmė. Esmė, kad noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo, kurie tiki, kurie neabejingi. Tai noris tikrai padėkoti, nes jūsų dėka mes galim judėti į priekį ir tikiuosi, kada vasarą matysit su šypsena vaikus, suprasit, kad tai buvo neabejingumas jūsų, kuris atsiperka vaikų šypsenom. Tai noriu padėkoti ir pasakyti didelį ačiū Jums.